9:11 rubrika prasideda ir šiandien turiu svečią, sulaukusi labai daug dėmesio, labai daug klausimų. Vos radusi čia mūsų studiją. Labas, Andžela. Labas, Rytelis. Aš jau kažkaip žinau, kad ir nujaučiau iš karto, kad mūsų pokalbis šiandien bus smagus nuo to, kaip jis prasidėjo. Prasidėjo nuo to, kad aš skambinu šitai mergaitai, sakau, kur tu esi? Esu, sako, čia stoviu. Sakau, ką tu matai aplinkui? Na, va toks grinai. Ir ką tu matai aplinkui? Nu, ką žinau, o ką aš turiu matyti? Žodžiu, mes kol susikalbėjom, jinai bėgo čia per visą kiemą. Žodžiu, o tavo rimtai su orientacija nekas? Žiūrint, su kuria? Su vairavimu ir apskritai radimo. Ne, su vairavimu viskas yra okei, bet surasti vietą, tai, nu, kaip sakiau, kad aš ir pievai sugebu pasiklysti. Aha. Tai va, taip ir buvo šįryt. Ačiū Dievui, kad nebuvo kamščių. Pirmą kartą dėkojau, kad, ne, ta prasme, pradžiai keikiausi. Kodėl nėra kamščių, nes per anksti važiuoju. Aha. O po to apsidžiaugiau, kad pasiklydau ir atvykau laiku. Andžela, tu esi Vilnietė, ar ne? Tu truputėlį daugiau apie save papasakok, nes mes žinome, kad tu gražiai dainuoji, gerai atrodai, tokia esi įspūdinga mergina, visomis prasmėmis. Tai dabar pasakyk, kas tu esi per žmogus, apskritai, ką tu veiki gyvenime? Ką tu iki X Factoriaus darai? Iki X Factoriaus? Daug ką veikiau iš tikrųjų. Ir dirbau ir vienam, ir kitam darbė, ir mokiausi, pabaigiau mokslus. O ką tu pabaigiai? Klasikinį dainavimą. Okei, aha, tu esi, reiškia, dainuotoja, profesionalė, ne? Dainuotoja. Taip. Tai vat, klasikinį pabaigiau prieš 1,5 metų. Klausyk, kažkart galėtum sutrenkti kokią čia operą? Nu tu kamon, tai turi rodyti. Taigi yra. Nėra, reikia gyvai viską pamatyti. Yra nufilmavęs tą operą. Greitai, kokią trumpai. Žinau, kad mėgantis. Iš pat ryto. Nu tai ką? Nu, viskas. Lengvas patinimas veidė. Tai veidas, žinok, su balsu, kaip sakant. Ką čia jums supeš tokį? Nu, žinoma, ką nors. Nu, su kokią perytę. Žinoma. Na, greitai, žinai, ką nors. Nežinau. Nu, gerai, tai po vieno kūrinio tada prisiminsi, ką nors. Gerai, sugalvosi. Ką nors. Iškart pereikime prie mūsų klausytojų klausimų, kurie iš tikrųjų labai siejasi su visų tavo gyvenimu. Kelių metų pradėjai dainuoti, klausė Mantas. Tarsi, duše? Nu, tarkim, duše. Duše jaučiu. Tik gimus iš karto pradėjau rėkti, dainuoti. O jeigu rimtai, tai man atrodo, mokykloje buvo gimnazijoje, aš pradėjau lankyti chorą. Nežinau kodėl, bet mane kažkaip iš karto patraukė dainavimas. Pradėjau lankyti chorą, pabaigus 12 klasę ir išvažiavau į Klaipėdą. Į Klaipėdą? Tu studijavai Klaipėdą vis dėlto, nors esi Vilnietė. Taip. Ir tada po studijų baigėjai grįžai čia į Vilnių, ne atgal? Pusiau. Šiuo metu pusiau. 2-3 dienos Klaipėdai. O ką ten veikia Klaipėdai? Būnu. Gerai, perkime prie kitų klausimų dar, sako. Norėjau paklausti, ar turi širdies draugą. Čia yra dažniausias klausimas, kuris pasitaikė mūsų, vienas iš 2 dažniausių. Aš galiu iškart ir kitą užduoti dažniausia. Kitas dažniausias, ar tavo krūtinė yra tikra? Pirmas ir antras, ar ne? Klausimas. Pirmas yra, ar turi širdies draugą, antras, ar tavo krūtinė yra tikra? Taip ir ne. Tai vat rinkitės. Į kurį? Čia visi tik sukluso dabar. Deividas iš karto irgi klausė. Sako, nuo ko prasidėjo tavo muzikinė karjera? Kada pradėjai taip jau eiti į sceną viešai? Tada, kai pradėjai mokytis ar dar anksčiau? Man su choro kelis kartus važiavomės dalyvauti vienam kitam renginukė. O taip, jeigu profesionaliai, tai pačiai televizijoje, man atrodo, kai man buvo gal 21 arba 22 metai. Televizijoje? Jo, TV3 buvau. O, ką tu čia darykai? Kur tu dainavai? Aš buvau kartu su vienu šokio kolektyvu. Aš pas jos vokalistė buvau. Tai mes dalyvavom šou. Geras. Aha, tai reiškia televizinės patirties šiokios tokios turi. Na, šiokia tokia. Ir kodėl reikėjo taip ilgai laukti, kad ateitum į X Factorių? Kodėl ne į pirmąjį sezoną X Factoriaus? Nes dar mokiausi. Aha, ir dabar sugalvoju, kad viskas čia, kaip sakant, baigėjai savo gyvenimo svarbius reikalus, jau gali dabar pasinerti į... Jo, ir visiškai 100% galiu pasinerti į X Factorių dabar. Ar tikėjai savo sėkmę? Taip. Tikėjai 100%, ar ne? Tu žinojai, kad praeisi ir viskas, geras. Aš pilnai tikiu, iš tikrųjų. Klausimas dar vienas mūsų klausytojas sako, ar gatvėje tave pamatė su tokia šukuosena, nors dabar žiūriu, kad nebėra tokios skustos tavo galvos. Ne, skustos nebėra, kaip mano sesė juokavo, tai šuns kailis ataugęs. Aha, nes klausiu, ar tavęs nepainiodavo su Skrillexu, kai būdavai taip apsikirpusi. Ne, dabar yra tai toks rūžavas, toks rožinis, dar nesuprasi kas, toks dėmelė dar likus.
Pink dainos turbūt. Jo, nuo Pink dainos, kuri dar nenusiplovė. Klausyk, dabar pasakyk, tu dirbi su Marijonu Mikutavičiumi, ar ne? Jis yra tavo mentorius, mokytojas. Ar tu pažinojai kitą laiką? Aš kažkaip iš tavo šypsenos matau, kad patinka tau, ar ne? Nes jo, iš tikrųjų smagu dirbti, bendraujam labai laisvai, tas yra turbūt vienas geriausių dalykų. Nes atsipalaiduoji, tada gali laisvai kalbėti ir apie darbus, ir apie pasirodymus, nesi susikaustęs, nebijai, tarkim, vienos ar kitos nuomonės išreikšti. Ir, iš tikrųjų, tas laisvumas labai, labai, labai gerai yra. Kai kurie žmonės sako, kad Marijonas Mikutavičius yra tave įsižiūrėjęs. Nežinau, nepastebėjau. Tikrai nepastebėjau? O tau patinka jis kaip vyras? Simpatiškas. Tikrai, būdamas dar savo jaunų metų, tai tikrai gerai atrodantis. Jaunų metų, okei. Paulius rašo, Andžela, ar kai stovi ant scenos nebijai suklysti ir kaip reaguoji teisėjų kritiką? Na, kai kažkas nepavyksta. Juk kritikos tai yra. Ne, kritika, aš visada jos ir laukiau, iš tikrųjų. Aš prisimenu, kai buvo pirmoji atranka Klaipėdai. Taip. Aš žiauriai susinervinau, kai man nieks nieko nepasakė. Ta prasme, nes aš turiu žinoti, kas yra negerai. Vat, pavyzdžiui, šį sekmadienį aš nors ir labai sustresavau po to pasirodymo, bet tik tais dėl savęs, nes aš buvau neužtikrinta, ta prasme, ką aš dariau paskutinį savaitgalį. Ir aš dėl savęs labai susinervinau, o tai, kad aš kritikos gavau, tai aš labai džiaugiausi. Man jos reikia, nes aš nežinau, ką reikia taisyti, ką geriau padaryti, nes jeigu visą laiką girs, tada tu nežinai, kur eiti, ta prasme, ką keisti. Aišku, labai nemažai prie tavo susidomėjimo tavimi prisidėjo ir tavo pasirodymas antrajame X Factoriaus finale. Ir tas maudimukas, pakalbėkime apie jį. Kas čia? Tai čia Marijonas? Gražus buvo, ne? Žiauriai gražus. Man irgi patiko. Aš tai eteryje pasakoju. Aš turiu prisipažinti, nežinau, ar žinai, kad aš esu dalyvavus irgi vienam ten realybės šou labai seniai, bet ne tame yra esmė. Esmė yra tame, kad man per vieną pasirodymą davė suknelę, kuri buvo kaip pėdkelnės, permatoma, absoliučiai. Ir aš po ją turėjau būti apsirengus tik apatinį trikotažą. Tai yra triusikėlė, tokie šurtukai. Irgi permatoma? Ne, jie buvo kūno spalvos, ačiū Dievui, nors tiek. Aš atsimenu, kiek aš turėjau daug streso, bet tai buvo gražiausi mano drabužiai, kuriuos kada nors vilkėjau scenoje. Iš tikrųjų, tai yra žiauriai gražu. Ar tau buvo panašiai? Ar tu stresavai, kai tu sužinojai, ką tu rengsies? Na, kai iš pradžių buvo kitas drabužis, aš apsidžiaugiau, galvojau, dar aptems tokia ir gerai, viskas sutrauks. Po to man, kai davė tą triko, aš iš tikrųjų iš pradžių nustebau. Taip. Kad, tai kaip aš čia turėsiu dabar su visų savo grožiu išlysti į tą sceną. Tuo tikru ar netikru? Tikru ar netikru, kaip kas pagalvos. Tai iš tikrųjų pradžiai sustresavau, bet po to, kai išėjau į sceną, man viskas dingo. Aš jau net nebegalvoju apie tai, kaip aš apsirengus, kas, kaip, kada. Aš galvojau tik tais apie dainos atlikimą ir kaip ką padaryti, kad viskas gerai būtų. Ir ten ta istorija su tėveliais buvo, ar ne? Kad ten tėveliai irgi truputėlį tu šeštadienį, kai sužinojau, kad tą apsirengsiu, tai aš sakiau, mama, tėti, nepykit, žinokit, dabar nenustebkit, nes jie kiekvieną eterį su manim yra, ačiū jiems labai, kad už palaikymą didžiausią. Ir aš juos perspėjau, kad per daug nenustebkit. Bet nepasakai, kas bus, ar ne? Tiesiog sakai, kad aš pasakiau, kad aš būsiu su triko ir tada tėvai, ką reiškia tas triko? O tu įsivaizduoji, kai tavo mama nemiegoja tą naktį? Ar tu įsivaizduoji vaikėtą? Tu žinai, kaip buvo, kiek buvo? Kiek buvo žmogui streso? Gerai, ir tada, kai buvo pasirodymas, tu sakai, kad net nekalbėjęs tu tėvai ten kurį laiką, ne? Ne, ta prasme, tas buvo momentas, tas toks tylos, tas nuėjimas, siauras akis ir taip, bet viskas buvo, nes sekmadienį po pasirodymo aš paklausiau mamas, mama, kaip? Jis sako, aš net nepastebėjau, aš visai ne į tai žiūrėjau, man visai kas kita buvo. O svarbiausia, kad tu gerai pasirodytum. Gerai, netrukus Bob Sinclair Cinderella, dar prieš išeinant į šį kūrinį, klausančio kūrinio, paslapukas rašo, ar esi gavęs sulaukusi komplimentų dėl savo krūtinės? Čia buvo ne Andrius Judiskas. Aš nežinau. Gal ir Andrius. Ar esi sulaukus komplimentų dėl savo krūtinės? Esu. Esi. Puikiai. 9:11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje su Raminta. 9:24. Šiandien studijoje čia pas mane Andžela iš X Factoriaus. Jau. Šiandien Andžela esu paruošusi irgi užduotį. Jis tik tai prašė būgarą, tik tai ne apie žemėlapius, kad nereikėtų man ko nors ten žymėti. Pasiklysta mergaitė. Sakė, tėvai gali pasiklysti ar drugių. Miglė
Oi, koks klausimas čia, žiūrėk. Ir kodėl tu buvai tokia grubi su kitais dalyviais? Kada? Nežinau. Kodėl? Už ką? You tell me. Gal tuo metu, kai mes buvom stovyklai? Gal. Nu jo, kad tu ten vieną mylėjai, paskui kitą norėjai, kad neiškristų ten pati, nesupratau. Ne, ta prasme, tai yra natūralu, palaikyti savo draugę, tai yra natūralu, o kaip gausi su savo moterim, aš gerbiu ją už tai, kad jinai, būdama savo amžiaus, dar kažką daro ir eina pirmien, super iš tikrųjų. Bet, matėsi, kad buvo ir stipresnių. Bet aš sakau, ir už mane buvo stipresnių, mano nuomonė. Todėl čia... Ok, bet, sako, ar nekamuoja tave žvaigždžių liga? Ne. Kaip reaguoja gerbėjus? Ar iš tikrųjų, ar jauti tą dėmesį padidėjusi? Jaučiu, labai jaučiu. Bet virtualioje erdvėje ar gyvai? Ir gyvai, ir virtualioje. Ta prasme, Facebook'e labiausiai. Iš tikrųjų, kartais net išsigastų, kartais ir pabėgu nuo Facebook'o. Nes nebespėju visiems atrašyti. O taip iš tikrųjų norisi kiekvienam atrašyti. Nežinau, aš labai gal arti širdies tai priimu, tą dėmesį, tą palaikymą. Tai labai smagu. O taip ir gyvai atpažįsta, pabado pirštais iš X Factorius. Smagu. Dominyka sako, ar šių metų X Factoriuje yra tavęs vertų konkurentų? Tai žinoma. Aišku, kad yra. Net aš galiu atsakyti. Jei taip, ar tiki, kad nugalėsi ir taps X Factoriaus laimėtoja šiemet? Tikiu, verčiu save tikėti to. Norėtum laimėti. O ką darytum, jeigu laimėtum X Factorių? Vat irgi klausimas labai dažnai pasitaikantis. Ar tu koncertuotum, ar užsidarytum studiją, įrašinėtum kokį albumą, ar naujas dainas leistum, ar eitum į turą kokį, iškeliautum į Lietuvą? Tai pirmas dalykas, tai žinoma, aš norėčiau savo veiklą sieti visapusiškai su scena. Ar tai būtų dainų kūrimas, ar tai būtų įrašinėjimas, arba koncertai, svarbu, kad kažkas susijęs su scena, kad būtų veikla. O taip aš norėčiau nusipirkti motociklą ir važiuoti po Europą, pakeliauti. O, geras, rimtai, norėtum motociklą? Jo, žiauriai. Duok man žaibą, aš irgi noriu, žiauriai noriu motociklą. O turi teisę savo motociklą? Man liko tik regitroje išsilaikyti, kai geras oras bus, čiuošiu iš karto. Eik, tu savo, ta prasme, tu jau moki vairuoti motociklą normaliai, ar ne? Ta prasme, nepasakyčiau, kad labai gerai moku, bet mokiausi. Super, man žiauriai patinka. Čia man yra 5-mečio planas, aš tikrai gyvensiu, bet aš neturiu kur statyti motociklą, tai man negaliu jo įsigyti, nes neturiu garažo didelio. Tai nebūtinai garažą. Turi garažą? Ne, bet tėtis turi. Tai gal leistų tenai biškį panakuoti. Bet tu galvoji pirkti motociklą, ar ne? Jo, žiauriai norėčiau. Geras, jėga, žiauriai gerai. Monika klausimas, ar esi kam nors alergiška? Ne, blogiem vyram. Nebent šalčiui. Neapkenčiu šalčio. Neapkenti šalčio? Žiauriai. Tai žiemą bėgi kur nors iš Lietuvos, ar? Ne, aš kaip ta meška. Žiemą ateina, aš taip mėgučio. Ačiū Dievui, kad atsirado X Factorius, nes tada kaip pavasaris atgyju. Tai ir už lango pavasaris. Dokas sako, Andžela, pirmiausia norėčiau pasakyti, kad tu puikiai atrodai ant scenos, nes tu esi tam gimusi. O klausimas būtų toks, kas yra vis dėlto sunkiau? Ar apsirengti minimaliai? Ar dainuoti nepatinkančią dainą? Kas sunkiau? Aha. Galbūt dainuoti nepatinkančią dainą. Bet jeigu čia apie šį ateina, kuris buvo savaitgalis, tai norėčiau pasakyti, kad nepūskime burbulo iš nieko. O kas ten buvo? Tiesiog buvau pasakius, man atrodo, tai yra normalu pasakyti, kas patinka, kas nepatinka. O aš labai gerbiu nuomonę teisėjų ir visos komandos, ir jeigu man duoda tokią dainą, tai matyti jos reikia. O tu kaip vyksta tas dainos pasirinkimas? Vat įdomugi sužinoti užkulisius. Ar Marijonas tau pasako, ar jis pasiūlo kelias dainas, ar tu pati siūlai dainas? Kaip ten viskas atrodo? Yra ir siūlomas, yra bendras ir mano nuomonė yra, bent jau aš ją peršu, bet nežinau, kiek ten atsižvelgia. Iš tikrųjų, ir visa komanda dirba prie dainų rinkimo kiekvienam dalyviui. Darbas vyksta, žodžiu. Aha, okei. Šį samanį jau turi ką dainuosi, ar ne? Jau žinai, ką dainuosi. Taip. Bus romantiška ar nelabai? Tik tiek išduok. Neišduosi. Neišduosi, net tiek? Tiek. Tai gerai, dabar pat nuo ką nors iš operos, kaip ir žadėjai. Prigavau. Labai žinomas kūrinys. Kabutėse, kabučių nesimato. Nesvarbu, žinok, pamatys mūsų TV3 Play žiūrovai. 2 sekundžių reikalas. Kaip tai 2 sekundžių? Nes daugiau neatsimenu. Tai buvo labai seniai, labai gerą atmintį. Per 2 sekundės. Gerai. Ok.
Palaukit. Oddio di passato bisogni ridenti le rosse del volto già sono palliti amore del freddo. Ir taip toliau. Geras. Wow. Klausyk, o tu norėjai, kad nors iš tikrųjų, ar esi dainavus operoje? Nu, ta prasme, ar norėtum sudainuoti operoje? Nu, egzaminus laikiau operą. Bet tu ten vaidinai, ten buvai kokia karalienė, nežinau, princesė, kokia dar kokia šokėja. Aš kažkada dirbau teatre, bet ten daug dainuoti neteko. Žiūrėjau, tokių problemėlių buvo. Buvai medis. Ne, mano svajonė yra akmenį pavadinti vieną sunkiausių dalykų, nekvepuoti 1,5 valandos. Tai, bet šiaip iš tikrųjų tai teko tenai ir vat, labiausiai buvo sunkiausia iš tikrųjų išdainuoti vat, tam operiniam būti. Maniau, kad bus operinis, gavosi ne operinis ir vat, tai tokia vat, patirtis, noras, nenoras ir neišėjo. Nu, košė. Evelina rašo, kuo norėjai būti užaugusi, kai buvai maža? Ar tai išsipildė? A tikrai norėjai būti dainininkė? Nu, ne, gal ko nors kitų norėjai būti? Gydytoja, nenorėjai, mokytoja? Policininkė. Policininkė, su motociklu. O, geras. Gerai, Mantas klausė, ar eitum su manimi pasimatymą? Nu gerai, pakalbėkime apie tai, kokie vaikinai tau patinka, iš tikrųjų. Gražus. Gražus. Ne, okei, čia džiaugas. Iš tikrųjų, man patinka romantiški, ne per daug. Su kuriais įdomu palaikyti pokalbį ir šiaip. Nu, įdomu būti, kurie būtų ne kasdien, nu, ta prasme, nebūtų monotoniški, būtų įdomus, visą laiką būtų kažkokios permainos, aišku, ir gražus, simpatiški. O koks tau yra gražus vaikinas? Nu, galėsi pasakyti kokį žinomą aktorių, kokį modelį, nežinau, bet ką, kas yra tau tikrai gražus? Man... Nu, kad žinotų žmonės, į ką lygiuoti. Jeigu dabar tiksliai pasakysiu Johnny Deppas. Aha, va tokios stiliaus vyrai tau patinka, ne? Gražu. Nu, kaip biškai išprotėję. Jo, ir šiek tiek išprotėję. Cool. Gerai, Aušra klausė, ką tu dar moki be dainavimo? Nu, kokį turi va talentą, dar kokį nors vieną, gal megzt moki, pavyzdžiui? Moku. Rimtai? Aš Jo. nemoku visai megzti. Aš labai moku. Tai va tas va megztinis, kurį dabar užsidėjau užsienį. Čia tavo? Jo, tai aš. Geras. O šiaip dar išmokau šį pusmetį šiek tiek tapyti. Kažkaip nežinau. Man atrodo, aš šiek tiek išmokau. o jau kaip vertins, nežinau, televizijos žiūrovai, nes buvo nufilmuotas mano vienas paveiksliukas. Tai bus galima pamatyti netgi. Jo, bus galima pamatyti, tikiuosi. Dar moku šiek tiek dekupuoti. Nu, žodžiu, rankdarbiai. Aistra. Geras, bet visai, ta prasme, tave pažiūrėjus neatrodo, kad žodžiu, motociklistė, kuri mėgsta rankdarbis ir dar padainuoja operą. Nu, tokia. Nurautas. Geras variantas. Ką laikai savo idealų iš atlikėjų? Kas tau, į ką tu lygiuojasi, arba kas tau patinka, iš tikrųjų? Dabar esame pasaulinio lygio ar pasaulinio? Man patinka Beyoncé. Beyoncé. Kaip būtų popsiška, bet žmogus, kuris moka šokti, moka dainuoti, moka daryti šou ir visą tai į vieną krūvą sudeda ir padaro vieną gerą daiktą, kokybišką. Man labai smagu, nes tu kalbi mano žodžiais. Aš galvoju lygiai tą patį. Mano irgi Beyoncé yra numeris 1 ir kitais metais labai stengsiuosi net važiuoti į turą Europą. Jo, tai va, nepramiegokim. Galim nukeliauti kartu. Gerai, ar tau patinka adrenalinas, klausė Evelina, ir kokią ekstremaliausią dalyką esi padariusi? Man patinka. Patinka. Norėčiau, aišku, su parašiutu ten nuskristi, parkristi ar kažką, bet ekstremaliausias, man atrodo, buvo praeitais metais, kai vienas draugas vairavo motociklą, aš sėdėjau ir nugarą į nugarą susėdė. Nu, įsivaizduoju, taip, ne? Tai vat ant greičio važiavam, tai toks geras jausmas. Kaip Kanye West ir Kim Kardashian tam videoklipe. Turbūt nežinai. Ne, ten nebuvo nugara, bet tai yra pavojinga, ar ne, iš tikrųjų? Jo, iš tikrųjų pavojinga, nes sunku laikytis. Reikia rankas iš nugaros kažkaip ten laikytis. O tu vairuotoja, esi ne ekstremali? Mėgstu pasidraskyti. Bet kai tik viena.
Nes aš jaučiu atsakomybę už kitą žmogų. Jeigu bent vienas yra šalia sėdintis žmogus, aš visada laikausi taisyklių. Bent jau stengiu. Ok, Andžela. Tuoj mes sugrįšim dar po vieno kūrinio ir tuomet jau, kaip ir minėjau, turiu tau, gerai, po 2 kūrinių iš tikrųjų, nes jie trumpi, gražus, tai aš turiu tau užduotėlę, kurią aš tikiuosi, kad tau pavyks puikiai gyvendinti. 9:11. Smagus interviu su garsiais ir įdomiais Lietuvos žmonėmis. Power Hit Radio ryto laidoje su Raminta. 9:41, Power Hit Radio eteryje tęsiasi laida Šokių kelnės, rubrika 9:11. Šiandien turiu svečią iš X Factorius ir tai yra Andžela. O, sveiki. Kas tau rašo, Andžela? Rašo, kas nors žinutės tau? Rašė. Sako, nenusišnekėk ar kažką gero. Ką nors gero, sako. Supratau. Andžela, gerai, mes turbūt iš karto pereikim prie tokios užduotėlės, labai smagios, kurią mes šiandien ir pabaigsime turbūt mūsų pokalbį. Žodžiu, užduotis yra tokia. Tu esi Marijono Mikutavičiaus komanda, ar ne? Jep. Marijonas Mikutavičius yra, kaip žinia, labai garsus atlikėjas, sukūręs daug garsių, gražių dainų. Taip. Ir viena pati garsiausių jo dainų yra kokia? 3 milijonai? Taip. Yra daina 3 milijonai. Iš tikrųjų, praėjusią savaitę pas mane lankėsi Žygimantas. Jam teko labai panaši užduotis, tik tai dainos buvo truputėlį kitokios. Daina šita, bet muzika, pagal kurią reikės dainuoti šitą dainą, buvo kitokia. Aš turiu 3 muzikos stilius. Aha. Ir aš turiu šitą dainą. 3 milijonai. Dainos priedainį. Ir 3 muzikiniai skirtingi stiliai, kuriais tau reikės šią dainą padainuoti. Ok, ane? Nu, tokia visiška improvizacija. Nelabai okay, bet okay. Improvizacija įrodanti, kad tu esi puikiai nuostabi vokalistė ir viską gali čia supranti susitvarkyti su visomis čia iššūkiais. Tai pradėkime nuo štai tokios versijos 3 milijonų. Viskas gerai girdi, ar ne? Jo, kada pradėti? Kada nori. Kada jau tau čia įkvėpimas ateis. Nesikankink dėl medalio, bet verta kovot lygi galo dėl savo garbės. Pabandom iš naujo. Nors esam pasauly tik 3 milijonai, neliek savo kraujo dėl aukso, nes būsi legenda. Kol nepraradom vilties, net jeigu ir vėl tik per klaidą netapome čempionais. Wow, geras. Tokią turim labai gražią lyrinę 3 milijonų versiją. Gerai, turiu dar vieną kūrinį, dar vieną muzikinį stilių, kuris yra va toks, va. Pakelkim rankytės. Varom. Čia tuoj pragrojimas bus. Elektro. Čikita. Nu, čia toks. Ir dar vienas pragrojimas, vis dar varo. Vis dar pragrojimas. O nesikankink dėl medalio. No. Reikia taikti tokia dar muzika. Bet verta kovot lygi galo, dėl savo garbės pabandom iš naujo. Nors esam pasauly tik 3 milijonai, neliek savo kraujo dėl aukso. Toliau. Ai, dar prie. Nes būsi legenda, kol nepraradom vilties. Net jeigu ir vėl tik per klaidą netapom čempionais. Baigėsi žodžiai. Nu, žinok, žiauriai gerai. Aš manau, kad šokių muzikos kūrėjai tikrai atkreips dėmesį į tavo sugebėjimus. Ir aš manau, kad tu galėtum sudainuoti vieną kitą kokią dainą. Gerai, dabar turiu dar vieną variantą. Dar baisesnis. Šitas bus, manau, vienas įdomesnių. Ir atsigręžkime į savo šaknis. Nesikankink dėl medalio, bet verta kovot lygi galo. Dėl savo garbės pabandom iš naujo, nors esam pasauly tik 3
skambėti Marijonai Mikutavičiaus daina 3 milijonai liaudiškam kontekste. Marijonai, atsiprašau, Nu ką, Andžela, žodžiu, ačiū tau labai už tavo atkeliavimą čia į studiją. Tikiuosi, kad rasi dabar savo automobilį. Okay, tai dabar turi dar keletą sekundžių paagituoti, balsuoti už tave ir kodėl turėtų žmonės tai daryti. Buvau susigalvojęs dainą, kurią dabar jau pamiršau. Po tokių variacijų visų. Bet iš tikrųjų, ačiū Jums labai tie, kurie balsuojate, tie, kurie mane vertinate, ar teigiamai, ar neigiamai, bet kokiu atveju, ačiū Jums labai. Tikiuosi, aš Jūsų nenuvilsiu, aš dirbu ir stengiuosi dėl Jūsų. Būtent dėl Jūsų, nes didžiausias atsakas į tai, ką aš darau, į tai, kokią širdį savo įdedu į savo darbelius, didžiausias atsakas ir geriausias yra jūsų palaikymas, jūsų tikėjimas manimi ir, žinoma, balsavimas. Dėkui. Ačiū tau, Andžela. Susimatysim sekmadienį X Factoryje. Sėkmės tau. Iki sekmadienio.